Sveiki, mėlėjai. Socialiniuose tinkluose matau pykčio bangas, netgi tsunamių, sakyčiau. Žmonės pyksta dėl brangstančios elektros. Keisti tie žmonės, man, aš negaliu. Atsijungia Lietuva nuo Brelo, nuo Baltarusijos, Rusijos, žiedo, sužiedinimo, kaip sakant, čia kaip skyrybos gavosi, nusiėmė vedybinį žiedą, atsijungė nuo žiedo ir pasijungė prie geros, prie kokybiškos, europinės, vakarietiškos elektros. Ir žmonės visiškai nesupranta, kad vakarietiška elektra yra švari. Čia galim sakyti, kaip tas pats, kaip jūs renkatės produktus, yra kaime užauginti produktai, kaip sakant, ekologiški, naudingi. Taip ir yra rusiška ta elektra, ten su Rusija, su Baltarusija tame žiedė, kas ten gali būti, kas ten gali likti iš tos elektros papuolus į tą žiedą. Tai aišku, jinai yra sutepta, jau nebešvari. Nekartą esam girdėję, kad ir Nausėda sakė, kad pavyzdžiui, Baltarusijai gaminama elektra, jinai yra nešvari elektra. Ar mums reikia nešvarios elektros? Kiek mes galim užteršti savo tinklus su nešvaria elektra? Laidai užsiteršia, visi įrenginiai, kompiuteriai, telefonai, virduliai, viskas taigi užsiteršia su ta nešvaria elektra, o dabar turim švarę elektrą ir, kaip sakant, turim laisvės elektrą, laisvą elektrą iš nepriklausomų šalių, iš demokratinių šalių. Juk jūs kuo puikiausiai žinot, kad laisvė nėra nemokama. Laisvė yra mokama. Už laisvę reikia susimokėti, už laisvę visada reikia kovoti, kartais netgi ir gyvybės atiduoti. Tai mes šiandien ir turim šitą laisvės kainą. Čia nėra elektros kaina. Ją reikia kitaip pervadinti. Čia yra laisvės kaina. Čia yra kaina už nepriklausomybė. Tai yra independence. Tas pats kaip ir dujų terminalas. Independence. Čia yra elektros independence'as padarytas. Žmonės neturėtų visiškai pykti, žmonės turėtų džiaugtis, turėtų šiek tiek galbūt susiveršti diržus, mažiau naudoti, nebūtina tą arbatą tiek gerti dažnai per dieną tos virdulys junginėti. Galima, jeigu elektriniai šiltuvai, ir prisukti. Boileriuose taip pat galima pamažinti vandens temperatūrą, kad nekaitintų tiek vandens. O mes žinom, kad maudymasis su šaltu vandeniu yra sveika. Tai gali patvirtinti net kepenis ir visi kiti sveikuoliai. Taigi, iš tikrųjų, jeigu pasigilinus tai, kas atsitiko, tai tikrai visose srityse, žiūrėt kaip ir vandens, mažesnės temperatūros boilerį laikym, tiesiog į naudą. Į sveikatą, kaip sakant, galim sakyti, netgi tas atsijungimas nuo Brelo yra į sveikatą. O jeigu be sarkazmo rimtai, tai pasakykim sąžiningai, tai yra durnumo mokestis. Tai yra durnumo mokestis už mūsų pačių durnumą, už mūsų kvailumą, už mūsų abejingumą, už mūsų politinį neraštingumą, už mūsų kvailumą, už mūsų aklą tikėjimą, už mūsų nesidomėjimą. Ir šiandien mes tai turim. Nes taigi, už Nausėdą eilė stovėjo, balsavo, už visus tuos politikus, kurie priiminėja tuos sprendimus ir džiaugiasi tuo. Taigi žmonės juos išrinko. Sakys, oi ne, čia mes neėjom, mes čia už juos nebalsavom. Ne, mėlėjai. Ėjote rinkimus, pasiėmė dokumentėlius, virš 50% Lietuvoje turinčių teisę balsuoti, ėjo ir balsavo. Tai va. Dabar tie, kurie pykstat, galite atsistoti prieš veidrodį ir drąsiai papykti ant savęs tie, kurie dalyvavote rinkimuose. Ir jokių būdų negalima pykti ant mūsų politikų, ant Nausėdos, kuris jau ten atsisveikino su Leninu, pagaliau komunistas buvęs. Negalima ant jo pykti, nes jis prieš rinkimus deklaravo, kad jis toks ir bus. Jis taigi nesakė, kad jis bus kitoks. Jis taigi nesakė, kad neatsijunginėsim nuo Brelo. Jis nesakė, kad bus kitoks. Jis taigi ir sakė ir deklaravo, kad bus toks, kad žygiuos paraduose, visa kita. Jis viską deklaravo ir jis viską daro tai, ką deklaravo prieš rinkimus. Jis yra be galo sąžiningas. Aš rimtai, be sarkazmo. Jis yra sąžiningas. O kad žmonės jį pasirinko, tai čia yra visai kitas klausimas. Kodėl jiems jis tiko? Ir dabar, kada pakilsta tos kainos beprotnami, kaip sakant, beprotiškų greičių, tai ir yra atsakymas,
kad žmonės yra visiškai žmonės žiūri į valstybę, į savo šalį, aplaidžiai ir neneša jokios atsakomybės. Jie, žinodami, kad politikai elgsis kvailai, nueina išbalsuoja ir po to pyksta ant politikų, kad jie elgesi kvailai. Tai čia yra liga didžiulė, yra ne politikuose. Čia yra liga tuose, kurie juos mums išrenka. Ir be to, tie, kurie yra nepatenkinti, tie, kurie neina balsuoti, nes jeigu nėra iš ko rinktis, jeigu tu nevalgai mėsos ir tu ateini į restoraną, tau sako jautiena, vištiena arba kiauliena, nu tu apsisuki ir išeini. Bet čia žmonės sako, kad reikia eiti vis tiek balsuoti. Reikia eiti balsuoti, nes kad būtų Lietuvoje parodyta, kad Lietuvoje ateina žmonės balsuoti, jeigu žmonės neįtų balsuoti, ateitų tik 5% balsuoti. Ir ką? Sakytų, kad Lietuvoje vyksta demokratiniai rinkimai. Ne. Tada jau ir Lukašenka galėtų garsiai juoktis iš Lietuvos. Bet kadangi žmonės virš 50% ateina tam, kad reikia balsuoti, kaip sako, reikia kažką daryti, nesvarbu už ką, tai va ir turim, nesvarbu. Va tai ir turim. Tai ir yra tas aplaidumas. Šitas pats kaip įmonės vadovas prisimtų bet kokių darbuotojų, nes jam reikia darbuotojų. Ir nesvarbu kokių darbuotojų, nes jam reikia 100 darbuotojų. O kad po to įmonė griūva, visos investicijos eina, kaip sakant, šignan. Nesvarbu, taip nieks nesielgia su savo įmonėm, bet su Lietuva kažkodėl tai žmonės taip elgiasi. Tai va, tokia mano kritika iš tikrųjų, mėlyje. Galite ant manęs pykti kiek norit, galite rašyti piktų komentarų, atsiprenumeruoti ir taip toliau. Bet aš manau, kad aš pasakiau tiesą. Tik ne visi ją sugebės priimti ir tinkamai įvertinti. Tai ką, šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad prenumeruojate, ačiū, kad spaudžiat patinka ir ačiū, kad palaikot mano veiklą, o kaip tai padaryti, apačioj po vaizdo įrašo yra visi įmanomi būdai. Ate ir iki kitų kartų.